trumpai, kai visi žiūrite, va, knyga Petras Pijaus, va, suprantat, kuris, kai sakant, šitą vėliavą turėjo pas save, Pilviškas ant savo vadinamos, kai mano mama vadino dešrinė, kiti vadino mėsinė. Tai va, brolis Jonas, va, pasėmė tą vėliavą ir išsivežė į Sibirą. Sibire buvus, grįžus ir dalyvavo sąjūdį Lietuvoje, grįžus ir paskui pateko pas mane į rankas, aneliukimą perdavė. Kadangi ta vėliava, suprantat, yra Kygos Petro, Balčiūnų šitos šakos yra, tai aš ją perteikiau Vytautui, yra Petro anūkui, kad jam, pronukiui, kad jam yra artimesnė pagal giminystę ta vėliava. Tai jis išlaikė, sako, bus tada įpareigojimas man, kad daryti giminės susitikimą. Tai mes jau iš pradžių davė savo šeimės. Tai va, žinokit, va, Petro čia vėliava viskas, ir jie parėjus vėl iš Lietuvos važiavo į Sibirą vėl grįžo į Lietuvą. Ir jie turi šitą istoriją. Tai mūsų bus Kygų giminės istorinė vėliava. Valiau!